Sveiki! Džiaugiuosi sveikindamasi su jumis Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro pokalbių svajonių šuo pažink veisles metu. Tai yra pokalbiai, kurių metu galėsite išgirsti pasakojimų iš patyrusių veisėjų, teisėjų, veislės entuziastų, veterinarų apie jų ilgus metus mylimas ir puoselėjimas veislės. Lietuvos kinologų draugija tikisi, jog šie pokalbiai padės ne tik geriau pažinti mūsų augintinius, bet ir išsirinkti savo svajonių veislę šuns dar neturintiems. Taip pat kviečiame apsilankyti draugijos svetainėse www.kinologija.lt bei mesiršunis.lt. Čia rasite daugybę kinologijos entuziastams naudingos informacijos. Na, o šiandien išgirsime apie žavios išvaizdos ir linksmo charakterio šunis, tai yra šelčius. Žiniomis bei patirtimi apie šią veislę šiandien pasidalins veislyno melsvumo savininkė Monika Čekytė-Basakirskė. Sveiki, Monika! Sveiki. Mes labai džiaugiamės, jog šiandien esate su mumis ir pristatysite šią išties žavę veislę. Tai gal papasakotumėte, kas šiandien yra su jumis? Su manim tai yra du mano šuniukai, tik viena nesimato. Viena yra mano veisimo Kaja, jaunimo dabar amžiaus kalytė, beveik metų amžiaus. Tik jinai labiau dabar pavargus, kadangi kaime yra ir daug bėgioja, tai pavargus nori pamiegoti. Ir čia yra šiaip mano mamos šuniukas, kurį neseniai nusipirkom iš Lenkijos, bet esam bendrasavininkės kartu su mama, tai mažylį irgi labai norėjau parodyti, nes visi labai mėgsta mažiukus šuniukus, tai galbūt bus kaip tik proga parodyti žmonėm, kaip atrodo ir suaugę šuo, ir mažiukas. Tai gal tada ir papasakotumėt, jau matom, kad ir jūsų mama įsigijo šuniuką, ir jau turite savo veisimų šuniukų, tai kaipgi pas jūs atsirado tas pirmas šeltis, kodėl būtent ši veislė? Šita veislė, kodėl, šiaip gana kaip ir toks sutapimas ir tiesiog atsitiktinumas, sakyčiau, nes turbūt kaip ir visi vaikai labai norėjau šuniuko, labai ilgai teko prašyti to šuniuko, kad mane nupirktų ir kai galų galiai išprašiau, kad šuniuką pirkt galim, reikėjo išsirinkti veislę. Ir tų veislių kažkaip turbūt gatvėje matai dažniausiai tos pačius šunis, vokiečių aviganis, labradoras, tai kas yra tiesiog populiariausia tuo metu ir tiek. O mes, kadangi norėjau mažesnio šuns, tai reikėjo pasiskolinti knygą iš mano dar mamos draugės, tokią didžiulę enciklopediją apie veislės. Ir tas veislės mes vartėm ir kartu, aišku, rinkomės su tėvais, ką būtų čia galima įsigyti. Ir kadangi aš vis tiek labai norėjau tokio didesnio šuns, nežinau, turbūt dauguma vaikų nori to didelio tokio šuns, kad atrodytų kaip šuo ir, žodžiu, ir vedžiot būtų ką, ir drąsus su juo visur eit. Tai iš pradžių kaip ir buvau gal išsirinkus kolį, bet aišku, kolis dar visiems žinomas ir iš filmų ir panašiai, tai čia kolis, žodžiu, visiems kolis yra wow, kažkoks svajonių šuo, bet kadangi jis yra toks net negana, o tikrai didelis šuo, bevartant tą enciklopediją užmatėm šelčius. Ir tai buvo ta prasme veislė, kurios gyvai iš esmės net nebuvo tekę matyti, nes mieste nesutiksi tikrai tokio šuns. Parodose mes tuo metu nesilankėm, tai kaip ir tiesiog radom, žodžiu, veislę pagal enciklopediją ir tiesiog sužavėjo jų išvaizdą, nes dar pamenu, buvo didžiulė nuotrauka tokio trispalvio šuns ir vėliau turbūt turėjau dar kitą enciklopediją, kur jau buvo mūsų kaip ir veislės, galima sakyti, pradininkės Lietuvoje Natalijos Kalindabar, šuns nuotrauka marmurinės kalytės berods. Ir, žodžiu, taip ir išsirinkom šitą veislę. Labai sužavėjo ir išvaizda, ir charakterio aprašymas. Ir kadangi augis buvo mažas, nusprendėm, kad bandysim įsigyti tokį šuniuką. Šiaip sakėt, kad labai panašus į kolį šuo, ar dažnai painioja gatvėje, kad tai yra lesė ar minikolis? Jo, gatvėje tai vaikštant tikrai dažniausiai labai retas, kad žmogus pasako, o žiūrėk, šeltis koks eina, tada jau aš kartos neatsisukiu iš žmogų ir galvoju, o jie žino, ką čia per veislę, nes dauguma tikrai sako, koks gražus mažas koliukas, koks šuniukas, nors jau vediesi kokių 5 metų šunį kartu su savim, tai tikrai dažnai tenka pataisyti, kad čia yra ne kolis mažas, o jau suaugęs šuo, tai vis dar daug žmonių būna nustebę, kad yra tokia veislė. Ir manau, kad didžioji dalis jais susižavi, nes
Kolius, kaip ir minėjau, tikrai mėgsta labai daug kas, jau turbūt iš tų senesnių laikų ir iš filmų. Ir turbūt nelabai noriu auginti, nes tai tikrai didelis šuo. O kai pamato šelčius, tai iškart susižavi ir visiems dažniausiai jie labai patinka. O sakėt, kai tik įsigijote šį šunį, tai buvo tikrai nedaug šių šunų Lietuvoje ir retai pamatytum jį gatvėje. O kaip yra dabar, ar Lietuvoje jau dažniau yra sutinkami šelčiai? Dabar šiaip jų tikrai daugėja. Daugėja ir veislynų, kurie juos veisia. Daug žmonių atsiveža tuos šuniukus ir iš užsienio, nes jie labai populiarūs tarp sportuojančių, tarkim, žmonių su ties agility, tai daug kas ieško tų būtent tokių sportinių kraujų šuniukų ir juos vežasi, tai tikrai labai populiarėjanti veislė. Ir netgi mieste kažkaip dabar būna ir matai, kad ir tavo rajone, žiūrėk, vienas kitas vaikšto ir dar kažkur vienas kitas vaikšto, tai dabar jų tikrai labai labai daugėja. Na, išgirdome jūsų istoriją, kaip pas jūs atsirado pirmasis šeltis, o kokiagi yra pati veislės istorija, kamgi buvo išveisti šie šunys? Išveisti, tai iš esmės jie dabar priklauso tai aviganių sekcijai, tarptautiniai kinologų organizacijai. Išveisti, kaip ir sufleruoja pavadinimas, tai kaip išveisti kilo iš Šetlando salų. Ir ten iš esmės jie irgi formavosi iš vietinių šunų, kurie gyveno tose salose. Tos salos buvo ypatingos tuo, kad jose buvo iš esmės žemaugiai gyvuliai vystėsi, žemaugės avis, poniai, kuriuos mes dabar žinom, irgi yra atėję iš tenais. Tai būtent tom žemaugiam avim ganyti kaip ir neapsimokėjo turėti didelio šuns, kurį kainavo ir išlaikyti, o salas yra mažas, tokios ganėtinai atšiauras, tai reikėjo šuns, kuris būtų universalus ir ganytų avis, galbūt kartais ir naminius paukščius, jeigu reikia, pasaugotų ir namus, jeigu reiktų. Tai žodžiu, tas šuniukas taip susiformavo tose salose, vėliau maišėsi ir su į salą atplaukiančių žmonių, ir ten vikingai buvo paminėti vežės istorijai, kada atvežė galbūt špicų. Žodžiu, visos tos veislės kartu maišėsi, kol galų gale tiesiog susiformavo šeltis ir 20 amžiaus pradžioje buvo pripažinti kaip atskira veislė ir tuo metu, tarp kitko, jie vadinasi ne Šetlando aviganis, o Šetlando kolis. Na ir maždaug kada šie aviganiai yra atvežti į Lietuvą? Na, jeigu kalbam apie tą mūsų dabar nepriklausomą Lietuvą, tai kiek pavyko išsiaiškinti, kad pats pirmas veislynas buvo įregistruotas berods 1989 metais, mano minėtos Natalijos Kalindabar, ir turėjo veislyno fantaziją ir veisė šelčius, jeigu neklystu, turbūt ir kolius kartu. Ir tų šunų tikrai buvo labai mažai Lietuvoje, nes berods iki 95 gal metų buvo registruotos tik tai 5 ar 6 vados apskritai per visus tos metus. Tai iš esmės po vieną vadą per metus, o šelčių vados dažniausiai nėra labai didelės, tai tų šunų buvo tikrai praktiškai ant rankos pirštų suskaičiuoti galima. Net dar grįžtant prie ganimo, minėjot, kad būtent tai yra šių šunų paskirtis. Ar vis dar išliko tas instinktas ganyti ir vis dar gano šelčiai? Gano, aš pati šiaip veiklą ganimu susipažinau ganėtinai neseniai, kai įsigijau savo kalytę Leksi marmurinę, tai jinai pas mane atvažiavo prieš 4,5 metų maždaug. Ir iš esmės jinai buvo pirkta kaip šuo, žodžiu, parodoms, šuo veisimui. Aš irgi buvau suinteresuota tik parodomis, bet kažkaip kilo noras, tiksliau pamačiau, kad Lietuvoje vyksta tos ganimo treniruotės. Ir kažkaip atrodo, jeigu auginu aviganį, tai kodėl nepabandyti tų avių ganyti. Nors labai nieko nesitikėjau, nes galvau vis tiek dažniausiai žmonės perka šunį tam tikrai paskirčiai, pavyzdžiui, jeigu sportui perka, žiūri tos kraujus, kad ir, žodžiu, ir tėvai būtų to užsiėmę. O maniškė buvo tiesiog grinai parodinis šuo, nieko daugiau kažko tokio rimtesnio nebandžius. Ir iš tikrųjų sužavėjo, kad tas natūralus instinktas ganyti avis, jis vis dar yra išlikęs. Negalima to pritaikyti kiekvienam individui šelčio, bet būtent jinai puikiai susitvarkė su tom avim iš pirmo karto, atrodo, žinojo, kur bėgti reikia, kaip tas avis varyt, suvaryt, ta prasme, aš ten nežinau, kaip tai ką paaiškinti, kaip daryti, žodžiu, ir panašiai.
bet jinai tiesiog atrodo gimęs tam šuo ir puikiai tvarkėsi ir su užsispyrusiais avinais visokiais ir, žodžiu, tiesiog buvo labai gražu žiūrėti, kai šuo daro tai, kam jis buvo iš esmės jau labai labai seniai skirtas. O kaip šis instinktas pasireiškia kasdienybėje? Pavyzdžiui, ar šie šunys, kurie šiaip yra linkę ganyti, ar jie gano, pavyzdžiui, vaikus, kaip tai kartais būna? Kartais gali pasitaikyti. Sakyčiau, galbūt labiau pasitaiko tai su border collies, bet pasitaiko ir su šelčiais, nes mano realiai pati pirma kalytė, kurios jau šiemet netekom, buvo 15 metų jie jau suėjo, tai toks labai garbus amžius, šelčiai tikrai tokie ilgamžiai šunys. Tai jinai ganydavo mano brolį, nes brolis, tarp manęs ir brolio gana didelis amžiaus skirtumas, tai kai jis buvo mažiukas, jinai tikrai jį ganydavo, prižiūrėdavo, kad jis niekur ten neišbėgtų, to ratuku tokį laksto aplink ir loja. Tai čia vat, būtent tas ganimo tie instinktai, tai lojimas, tai labai pasireiškia kasdieniam gyvenime, ne tik vat ganant gal vaikus ar kažkokius gyvulius ar paukščius, jeigu ten, tarkim, žmonės augintų, manau, irgi pasireikštų tas ganimas, bet labai pasireiškia ir lojimas, nes šelčiai lojimą, kadangi neturi daug jėgos, yra maži šuniukai, tai tas avis kažkiek bando ganyti ir, žodžiu, judinti ir lodami. Tai vat, kokią turi, žodžiu, ypatybę, tai kad labai mėgsta ne tik kad ganyti ir vaikus, bet mėgsta ir labai daug palot. Tai va. O kokios dar yra temperamento savybės būdingos šiems šunims? Šiaip yra labai draugiški, labai žaismingi šunis, be proto protingi. Be proto protingi gal skamba ne taip gerai, bet ta prasme yra labai labai gudrus šunis. Su jais iš esmės galima užsimti bet kuo. Labai, sakyčiau, universali veislė, tinka ir visokiem ir agility, ir ganimui, ir paklusnumui, žodžiu, ką tik tai šeimininkas nori su jais veikti, tą jie gali daryti kartu ir tikrai atiduos visą save šeimininkui. Labai vertina tą laiką su savo žmogum, nes kai būna, kai kurie žmonės klausia, bet noriu šuniuko, turiu didžiulį kiemą, tai tikrai bus geros sąlygos jam augti. Tai visada pasakai, kad šuniukų tas kiemas didelis, jo kaip ir smagu, pasilakstyti kur bus, bet šelčiui svarbiausia yra šeimininkas ir ką jis to šeimininku veiks, nes jis visada nori to šeimininko dėmesio, nori su juo kažką veikti, kažkur eiti, tai iš tikrųjų labai smagu šunis. Tik tai dar viena ypatybė charakterio yra, kad jie dažnai atsargiai elgiasi su svetimais žmonėms. Tai negalima tikėtis, kad jis kaip labradoras bėgs prie kiekvieno ateinančio svečio galbūt ir su juo iškart puls draugauti, nors yra ir tokių šunų. Mano, pavyzdžiui, kalytė Leks yra grinai labradoro temperamento šuo, draugauja su visais, visur ir visada, bet iš esmės šelčiai yra tokie atsargesni ir jie su nepažįstamais žmonėm, jos iš pradžių pasitikrina, pasižiūri, žodžiu, jeigu jau ateina į svečius kažkas naujo, tai jie pasižiūri, kaip čia tas žmogus elgiasi, ar mes čia su juo turim draugauti ar neturim. Ir po truputį tada prisileidžia draugauti ir glostytis ir panašiai, bet jiems kartais reikia to laiko su nepažįstamais žmonėm, kad jie susipažintų ir, žodžiu, prisileistų tą naują žmogų prie savęs. O jei kalbėsime apie kitus šunis, apie kitus gyvūnus, kaip jie sutarė su jais? Su kitais šunims sutarė labai gerai, kadangi, sakau, veislė labai draugiška, tai jie su visų žiūri kaip į draugus, su visais stengiasi žaisti, draugauti, nesipykti, agresijos niekada nerodo. Kai kurie šunys, aišku, čia kaip ir kiekvienas individas, nuo veislės šitai nelabai priklauso. Vieni gal būna labiau linkę dominuoti, kiti labiau nusileis, tai tiesiog kartais gal išsiaiškina tos santykius, tą hierarchiją namuose, o šiaip puikiai surė su kitais ir šunim, ir tiek augintiniais, nes kiek esam buvo ir pas draugus, kurie, pavyzdžiui, turi papūgas, tai jas tiesiog stebi ir jas žiūri, hipnotizuoja. Buvo matę ir triušiukus, tai irgi tiesiog stovi, žiūri, kas čia per gyvūnas, ta prasme nepuola, aišku, niekas ant to daryti ir neleidžia, bet jie puikiai supranta tas ribas, kas jam galima, kas negalima, ir puikiai su tais gyvūnais sutarė ir prisitaiko. O šiaip paminėjote, kad su šiais šunimis dažnai mėgstama vaikščioti į agility treniruotės, jūs pati sakėte, jog dalyvaujate parodose, ganimo bandymuose, varžybose. Ką dar mėgsta veikti šie šunys? Kokia veikla jiems patinka? Iš esmės, tai mėgsta veikti visą, ką veikia šeimininkas. Tikrai visada būna kartu.
net sunku išskirti, ką jie mėgsta, nes jie mėgsta to absoliučiai viską, jeigu tu tik su jais kažką veiksi, viskam pasirašo, viską nori daryti kartu, nes iš esmės tu net jeigu būni namuose ir, nežinau, užsiemi kokiais paprastais namų ruošos darbais, arba kaip mes ir dabar turim sodą ir renkam obuolius nukirtusius, tai jie kartu dalyvauja tame ir atrodo jiems čia pats didžiausias, žodžiu, žaidimas rinktos obuolius kartu, tai visą, ką daro šeimininkas, daro ir jie kartu. Ar tai būtų kažkokia sporto šaka ar parodos, jeigu šeimininkas kartu, tai jie atiduoda visą savo širdį veikloj kartu su šeimininku. Aptarėm visą tą kolių vidų, taip tariant, o kaip šis šunis atrodo išorėje, kaip turi atrodyti tikras šeltis? Taip, tai šiaip man labai patinka jų standarto aprašymo pats pirmas sakinys, kuris apibūdina, kad tai yra mažas, ilgaplaukis, darbinis šuo, kuris kartu yra ir labai elegantiškas. Tai jie tokie labai tvirto sudėjimo, bet labai elegantiški šunys, kai jie atrodo bėga vatringė ar tam pačiam agility kokioj trasoj. Jie yra beproto greiti, labai elegantiški, labai galbūt išsiskiria jų ta iš viso apskritai standarto aprašymas jų galvos ir išraiškos, kad šelčio galva ir būtent ta išraiška, tas jausmas, kuris turi kilti žiūrint į šelčio snukutį, tai yra tas išraiškos saldumas. Tai yra labai toks gražus, mielas šuo. Ir tą visą išraišką sudaro migdolo formos akytės gražios, nedidelės, šiek tiek į priekį palinkusios ausis. Ir aišku, tas spalvinimas irgi duoda savo, tas gražus įrūdis žandukų, ne visi turi tą įrūdį, negali būti ir be jo. Bet žodžiu, tai labai toks sportiškas, nedidelis, kompaktiškas ir labai saldžios išvaizdos šuniukas. Kokio dydžio ir svorio maždaug turėtų būti jau suaugęs individas? Svoris šiaip jiem nėra apibrėžtas standarte. Ūgis kalyčių yra nuo 35,5 cm, berniukai šiek tiek didesni 37. Šitas idealus ūgis, koks turėtų būti, bet leidžiama 2,5 cm paklaida tiek į apačią, tiek į viršų. Ir būtent suaugę, tai jie sveria, apie kokius 7-8 kg. Berniukai gal šiek tiek daugiau, čia labai priklauso ir nuo šuns sudėjimo, bet iki 10 kg tai tikrai. O kokių spalvų jie šiaip gali būti? Gali būti labai įvairių spalvų, kas irgi šiaip man labai patinka, ir turbūt daugeliu žmonių patinka, nes gali rinktis, kas jiem labiau prie širdies. Tai būna marmuriniai, to vadinamo mėlyno marmuro, būna mėlynas marmuras su įrūdžiu arba be įrūdžio, būna trispalviai, tai kai dominuojanti spalva yra juoda, trispalviai irgi būna su įrūdžiu arba be įrūdžio, bet tada vadinasi šuniukas yra dvispalvis, tiesiog juoda balta, ir būna sabaliniai. Tai sabaliniai yra įvairių atspalvių rudos spalvos šuniukai. Gali būti nuo pačios šviesiausios rudos spalvos iki tokios ryškiai beveik raudonos spalvos su juodais plaukų galiukais. Tai tų spalvų pasirinkimas tikrai yra labai didžiulis ir jie visi labai, labai skirtingi. O kokia spalva dažniausiai yra dominuojanti, kurią dažniausiai renkasi žmonės? Šiaip tai labai skirtingai. Aš kadangi pati veisiu tik tai šitos marmurinius ir trispalvius, kol kas, tai dažniausiai, kai būna vada, visi labiausiai nori marmurinio šuniuko. Nes ta spalva gal tokia labiausiai traukia akį, labiausiai neįprasta. Tai visi žmonės tada nori marmurinių šuniukų, bet žinau, kad yra labai daug veislės mylėtojų, kurie, tarkim, turi tuos tik tai sabalinius, kaip aš gal sakyčiau, tos rudus, klasikinius tokius šelčius, kurie grinai kaip laputės. Atrodo, jie niekada jokios kitos spalvos nesirinks ir yra netgi atskiri veisliniai, kurie veisia būtent tik sabalinės išskirtinės spalvos šuniukus. Tai parodose irgi labai priklauso turbūt nuo to, kokie veisliniai atvažiuoja į parodas. Kartais būna, kad tu esi vienintelis dalyvis su marmuriniu šuniu, o kartais būna atvažiuoja realiai vien marmurai ir trispalviai arba vien tik sabaliniai šunis. Tai čia labai priklauso nuo to, kokie veislynai ir kokie, žodžiu, tos veislės spalvos mylėtojai atvažiuoja į tas parodas. O šiaip ar sudėtinga ta kailio priežiūra? Vis tiek sakėt, kad kolis, tai turbūt daug kas ir nenori jo dėl to, kad šuo didelis ir daug priežiūros. Jo,
Ta kailio priežiūra šiaip jinai nėra sudėtinga, ypač šiais laikais, kai turim begalę to kosmetikos priemonių ir tą kailį prižiūrėti tikrai yra labai nesudėtinga, reikia tik tai noro ir laiko tam skirti. Tai aš pati rekomenduoju bent jau savo šuniukų šeimininkam tuos šuniukus jau paaugusius, nes kol mažiukai tai tiesiog tokie pūkiniai būna, tai nelabai yra ką šukuoti per to, kad reiktų šuniuką pripratinti prie tų visų procedūrų. Prašukuoti kartą per savaitę, tiesiog, kad nesudarytų sąvėlos, o kai šeriasi šuo, tai aišku, reikia pašukuoti dažniau, kad tiesiog mažiau būtų plaukų namuose, nes plaukų tai tikrai labai būna nemažai. Žodžiu, žmonėms, kurie neįtin mėgsta matyti namuose daug kailio, tai nėra labai tinkama šuo. Ne, tikrai ne, nes netgi labai prižiūrint tą kailį ir jį šukuojant, kai šuo šeriasi, ta prasme išeities nėra, nes kailio vis tiek bus. Tai jeigu nepatinka kailis, tas besišeriantis kailis ir manot, kad būtų sudėtinga prižiūrėti tokį šunį, tai yragi puikių alternatyvų, kur šunis, kurie nesišeria, tik tai juos reikia kirpti. Tai čia visada reikia pasverti, ar norisi pašukuoti kartais šunį, ar jį reguliariai kirpti ir vesti į kirpyklą. O kiek maždaug užtruktų jau suaugusi šunį išplauti ir išdžiovinti? Šiaip tai jeigu naudojant tas visas profesionalias priemonės ir feną, tai aš savo šunis pardai paruošiu per kokią valandą pusantros. Tai čia būtent visą tai pagreitina tas profesionalus šuniškas džiovintuvas. O jeigu namuose, tai su džiovinimu tikrai būtų ką veikti su tuo paprastu žmonių džiovintuvų plaukų, nes šelčių kailis tikrai labai tankus ir jį išdžiovinti tikrai yra ką veikti, neturint įgūdžių. O suintensyvėja tas šerimasis, sakykime, pavasarį ar rudenį, kada tas kailis keičiasi? Suintensyvėja, nes šiaip tai jie nėra iš tų veislių, kur nuolat mestų tą kailį. Būna tie tokie šerimas periodai, kalytėm gal dažniau, nes dar ir su jom kartu ten susidėlioja visi tie niuansai. O daugiausia tai vis tiek šeriasi keičiantis tiems sezonams, tai prieš žiemą ir po to jau prieš vasarą. Ir nemažai minėjote parodas, tai tiek ruošiant kailį ir tiek kalbant apie veiklas. Mano žiniomis pati labai dažnai dalyvaujate parodose, tai gal papasakotumėte, kas jums patinka būtent su šiais šunimis dalyvaujant parodose? Man šiaip labai patinka, kaip jau ir minėjau, kad šitie šunys parodose atiduoda visą save, kad ir kur jie dalyvautų. Tai gal kartais norėtųsi parodose, kad savęs biški mažiau atiduotų, nes tas temperamentas kartais gal liejasi ir per kraštus. Bet iš tikrųjų tai su jais labai smagu man dalyvauti parodose. Kas man labai patinka apie šelčius, kad jų kailio kaip ir nereikia labai stipriai ruošti, ten reikia, tarkim, išmaudyti juos ir išdžiovinti gražiai, pakirti pedutės, ausytės. Bet jeigu norisi, tai ten gali šiek tiek ir daugiau ten pakelti visą tą apykaklę gražiai. Nu, žodžiu, kiekvienas gali pasirinkti, kiek jis nori tą šunį įdėti ir kiek su jo laiko ten to praleisti beruošiant kailį parodom. Bet šiaip jie, bent jau mano šunis, kiek aš susidūrus, tai jiems tos parodos lygiai taip pat patinka, kaip ir man. Mano kalytė, kurią turėjau anksčiau, tai neatrodo, net pasidaro tam tikrą, nežinau, dama kaip modelis ant tos pakilos stovėdama, atrodo, pati pozuoja ir, žodžiu, išliečia ir kaklą ir viską. Tai tiesiog labai smagu matyti, kad ir šunim patinka tos parodos ir jiems tenais gerai sekasi, ir su tai kaip veisliai. Tai tiesiog su jais dalyvauti parodose ir leisti kartu laiką visą dieną, tai tikrai labai smagu. Ar turite kokį įsimintiniausią ir mieliausią prisiminimą iš parodos? Iš parodos mieliausia, net nežinau, kad įsimintiniausias kol kas turbūt ir nežinau, ar čia kad nors pasikeistas prisiminimas, tai kai dabar net bijau suklyst, berods buvo 2014 metai, jeigu aš neklystu. Žodžiu, aš su savo ta pirma šelčių kalytė dalyvavom pasauliniai parodoje, kur jinai laimėjo geriausią veisės atstovo tą dovanojimą. Tai buvo kažkas, man dar, nežinau, kažkas nerealaus, aš turbūt nesuvokiau dar kokią savaitę po to, kad mes iš visų į tą parodą suvažiavus iš šelčių buvom pirmos ir jinai jau buvo veteranė tuo metu, tai buvo toks
dvigubai gal smagus laimėjimas, nes tai buvo jos kaip ir jau karjeros pabaiga, pati paskutinė paroda. Tai čia va kol kas yra pats įsimintiniausias ir pats gražiausias prisiminimas iš tų visų parodų. O šiaip kuriuose šalise daugiausiai galime sutikti šelčių? Tiek parodose, tiek šiaip kiekvienoje dienoje. Šiaip gana gal sunku pasakyti, nes šita veislė šiaip ganėtinai populiari, pavyzdžiui, yra Lenkijoje šelčių tikrai labai daug jų ir veislynų yra, tai ten jų tikrai daug ir parodose irgi lygiai taip pat konkurencija būna labai didelė. Ir visos skandinavų šalis yra labai pamėgusios šitą veislę, tai lygiai taip pat tiek veisėjų, tiek šuniukų galima labai daug sutikti. Ir šiaip mieste vaikštant būna, kad pamatai kur nors šeltį ir parodose būna didelė konkurencija būtent tose šalyse. O šiaip manau, kad jų visur po truputį visose šalyse daugėja, nes tai tikrai labai tokia universali ir nedidelė veislė. Tai vis, manau, daugiau žmonių ją renkasi kaip savo šeimos augintinį. Na, o jei kalbėsime apie sveikatą, ar yra kokie sveikatos negalavimai, kurie pasitaiko dažniau tarp šios veislės atstovų? Šiaip tų negalavimų yra labai, sakyčiau, nedaug. Vienintelis privalomas tyrimas sveikatos, kurį reikia padaryti veisant, yra akių tyrimas. Bet šiaip tai dabar, kiek galvojau prieš mūsų pokalbį, netgi nelabai žinau šelčių, apskritai iš visų sutiktų ir su kuriais teko bendrauti, kurie turėtų kažkokių susirgimų su akimis, kadangi visi veisėjai testuoja tas akis, prižiūri ir neveisia šunų, kurie serga. Tai tos akių lygos, sakyčiau, gal nėra visai neegzistuojančius, bet jų tikrai labai reta, nes visi šunys yra labai tikrinami. O šiaip tai šelčiai, sakyčiau, labai yra sveiki šunys. Sąlyginai mums iš esmės lankomės pas veterinarą tik tai skiepam. Aš Dievu tikiuosi, niekas nepasikeis ta linkme, tik tai šelčiams, kas dar būna būdinga, bet čia jau šiek tiek susiję gal ir su senatvė ir šiek tiek jie turi ir genetinį polinkį galbūt į ligas susijusias su visokiom kepenų sutrikimais ir su blužnies sutrikimais. Tai jau čia reiktų šunis vyresnėme amžiuje tiesiog prižiūrėti profilaktiškai, pasidaryti galbūt echoskopą, pasitikrinti, ar ten viskas gerai ir tinkamai veikia, nes plika akim to dažniausiai nepamatys, nebent jau kažkas būtų tikrai labai blogai. Taigi būsimi šuniuko šeimininkai svarbiausia turėtų atkreipti, jog yra atlikti akių tyrimai, nors kitaip tada ir šuniukai negaus dokumentų. Taip, iš esmės taip, akių tyrimai, bet aš pati dažniausiai darau daug daugiau tų tyrimų, nes yra šelčiai, kaip ir dauguma aviganių, yra linkę, tiksliau nelinkę, gali turėti genetiškai polinkį jautrumai vaistam tam tikriems, tai irgi daromi genetiniai tyrimai, dažniausiai tėvam ir šuniukam. Čia priklauso jau nuo veisėjo, ar jis tai daro tik tėvam ar ir šuniukam kartu, nors jau jeigu padaryti genetiniai tyrimai tėvam, tai ir aišku, kas bus genetiškai pas šuniuką. Ir yra daug visokių šiaip apskritai tyrimų tokių, kurie yra skirti būtent šelčiams. Toks visas genetinis rinkinys turbūt daugelį šalių ir taip pat visada profilaktiškai testuoju alkūnių ir klubų displaziją. Ir kelio girnelę, ar viskas tvarko, ar viskas vietoje, nes vis tiek tai šuo labai judrus ir kadangi daug žmonių linkę su jais sportuoti, tai norisi, kad ir visi sąnariai ir visa kita būtų tikrai sveiki ir tas šuniukas galėtų gyventi pilnavertišką patogų gyvenimą. Na, jei kalbėsime apie veisimą, apie tas jaunasis kartas, ar labai veislė keitėsi metams bėgant? Čia turbūt priklauso dar ir kaip pažiūrėsi. Nes pirmas gal atsakymas būtų, kad keitėsi gal nedaug, bet iš tikrųjų dabar atsiranda daugiau skirtingų šelčių tipų. Labai daug šunų yra atvežta iš Amerikos, kurie iš esmės turi šiek tiek kitokį standartą. Patys šunys yra tokie didesni, aukštesni negu mūsų europietiškas standartas ir galva yra daug stambesnė. Tai ta veislė taip keičiasi, net būna, matai parodoje, yra vieno tipo šuo šeltis ir kito tipo šuo šeltis ir jie iš esmės galbūt net kartais atrodo kaip dvi skirtingos veislės. O nuo tos savo veislės pradžios, tai jie, aišku, dabar yra daug plaukų platesni, nes žmonės mėgsta tą grožį ir tą plaukų gausą. Tai žiūrint nuotraukas, ten tarkim, iš kokio 20 amžiaus vidurio šelčius,
Tai jie tokie net, sakytum, gal pusiau trumpaplaukiai šelčiai, o dabar mūsų tie šelčiai turi to kailio iki pat žemės. Tai iš esmės, žiūrint tą funkcinę prasme, geriau, kad to kailio per daug nebūtų, nes kitaip teoriškai tas šuo nelabai galėtų ganyti avis, nes tas visas kailis apsunkintų tą jo darbą. Tai va tas dar reikia stengtis, veisiant stengtis išlaikyti tą balansą tarp labai gražaus ir puošnaus šuns, kuris taip pat būtų ir funkcionalus, galėtų atlikti savo paskirtį. Na ir išgirdome labai daug gražių dalykų apie šelčius. Ar yra kokie tokie trūkumai, kurias turėtų apsvarstyti būsimas šeimininkas prieš įsigydama šį šuniuką? Vienintelis trūkumas, šiaip kurį iškart sugalvojau, net nereikėjo labai ilgai sukt galvos, tai yra lojimas. Kadangi, kaip ir minėjau, jie šitą ganydami mėgsta paloti. Tai taip pat mėgsta paloti ir kai žaidžia tarpusavį, mėgsta paloti ir kai labai džiaugiasi, ir kai šeimininkas grįžta namo, ir kai juos tiesiog pakalbini ir jiems tas džiaugsmas žodžiulėjasi per kraštus, tai jis loja ir loja ir loja. Ir tai galima su dresūra kažkiek suvaldyti, bet nereikia tikėtis, kad šeltis bus tas šuo, kuris niekada neamtels, nes čia tikrai visiškai yra ne jų temperamentas ir ne jų savybės, tai jie tiesiog tokie gana garsų šunys, jie nėra, kad lotų tiesiog be reikalo, bet kai jie turi kažkokias emocijas, nori savo išreikšti ir panašiai, tai jie tie, kurie yra palojantis ir tikrai nėra patys stiliausi šunys, kai žaidžia tarpusavį. Tai toks vienintelis turbūt jų minusas. Tai žodžiu, turite savo savitą bendravimo būdą. Tikrai taip. Na tada apibendrinus, koks būtų tobulas šelčio savininkas. Tobulas šelčio savininkas. Tai galbūt tas, kuris suprastų, kad šelčiui reikia ne kažkokių tam tikrų labai gerų sąlygų, ar labai didelio kiemo, ar labai didelių namų, ar ten būtų su dideliu balkonu, kad šuo galėtų išeiti pakvėpuoti grynu oru. O savininkas turėtų būti tobulas tas, kuris supranta, kad su šelčiu reikės užsimti, bet kad žinotų, kad tai nėra vien tik pareiga užsimti su šuniu, kaip kai kurie mėgsta galvot gal, o kad tai tiesiog yra šuo, kuris be proto myli savo šeimininką ir dėl jo padarys bet ką, ir kad ir kokią, tarkim, veiklą šeimininkas su juo pasirinktų, tas šuo bus visada kartu ir tikrai stengsis iš visų jėgų. Tai tiesiog norisi, kad tas tobulas šeimininkas su šuniu norėtų veikti tiek pat kartu, kiek ir šuo kartu su šeimininku. Aš jau šiandien sakau, kad turim labai tokią juokingą istoriją su šelčiais papasakot, tai gal bus smagu išgirsti ir juokingą visiems kitiems, kurie klausys šito pokalbio. Kaip ir minėjau, kad turim dabar sodą ir daug obuolių prikritusių, kur vis nespėjom rinkti, nes jie noksta pas mus. Ir žodžiu, kadangi auginam ne tik šelčius, mano vyras turi labradorus. Ir labradorai, tiek šelčiai, tiek labradorai labai mėgsta tos obuolius nukritusius valgyti, kurių mes nespėjom surinkti. Ir jau tų obuolių buvo tiek daug, kad, žodžiu, mes nebeleidom labradorams eiti tų obuolių valgyti, nes jie turbūt galėtų vien tik tos obuolius valgyti visą dieną. O šelčiai pasima kokį vieną obuoliuką ir ten, žodžiu, visą dieną graužia, tai ten nieko tokio nesubloguoja, žodžiu, tas jų virškinimas. Tai kadangi mes neleidom labradoram eiti į sodą, rinktis obuolių, nežinau, kokiais ten jie būdais kartu su šelčiais labradorai susikalbėjo, tai, žodžiu, mano kalytė Leksin, kadangi jai galima į sodą nubėgti, jinai nubėga į sodą, paima obuolį ir atneša labradoram, kad jie suvalgytų. Tai, žodžiu, taip labai išsprendė tą draudimą labradorams valgyti obuolį, žodžiu, šelčiai, kur reikia, tai visiems šunim tikrai padeda išspręsti kažkokias problemas kylančias. Labai gudrus šunis. Jo, labai. Kooperatyvus. Tai ačiū Jums labai, Monika, už skirtą laiką, žinias ir patirtį, jog šiandien buvote su mumis. Ačiū, kad pakvietėt. Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro komanda linki visiems šelčių augintojams kuo didžiausios sėkmės. Na ir tikimės, jog šis pokalbis buvo Jums informatyvus, bei galbūt susigundysite auginti šeltį namuose. Iki kitų susitikimų. Ačiū.